Nu ką, publika, važiuojam. Važiuojam į kelionę. Labas rytas, gerbėmieji žiūrovai šito video. Tai intro trumpas prieš kelionę. Ruošiuosi pakuotis daiktus ir reikia judėti. Tai dar į paštą šiandien reikia užsukti, nes gavau siuntą. Ir dabar dar noriu parodyti savo bagažą. Kiek čia ko aš prisidėjau ir kaip aš čia žadu susipakuoti. Tai bagažo nėra labai jau baisiai daug ir nėra labai mažai. Tai čia yra krepšys ant bako tvirtinamas. Tai čia visokie pakrovėjai, piniginė, SD kortelės, powerbankas. Tokie iš karto, kad po ranka būtų. Nu ir čia kuprinė tada 35 litrų per siūlės braškanti. Nežinau, ar atlaikys užtrauktukai, bent gal kažkaip atlaikys. Tai aš ją prisitvirtinsiu ant mūsų ant galo. Ir bandysim tada judėti. Tai gal kas pradžiai bus tiek ir susitiksim šalme. Sveikinuosi dabar iš šalmo. Šitaip atrodo mano visas sukomplektuotas kelionė motociklas. Pasiėmiau paštę siuntą ir nusipirkau vandens. Tai dabar judame link į Molėtų pusę, pro Paberžę, pro Giedraičius. Oras labai geras, šilta, karštoka netgi su šitą striukę. Bet nerizikau imti planos perpučiamos, nes orai rytoj neaiškus su lietum. Plius pašiltinimą dar įsidėjau. Tai va, bandysim judėti. Susivėlinau gerokai, dabar jau be 20:11. Tai dar apžiūriu mocą, vakar grandinę susitepiau ir tepalas žiauriai taškosi. Bet gal nieko baisaus labai. Važiuosiu per lietų, dar baisiau bus. Dabar užlipt šitas vienoj vietoj biškį jau įtrūkęs, tai būtų gerai įsigyt naują, kad prisitvirtint. Nu bet gal laikys. Bus labai bloga kelio atkarpa. Neatsimenu dabar, gal link Giedraičių kažkur jau už Paberžės. Tai ten pasikratysiu. Pažiūrėsim, kaip kameros stabilizacija veikia. Užlipimą dabar reikia daryti kaip karatistui, nes negaliu apžergti motociklą per kuprinę normaliai. Reikia tokį įsibėgėti. Nu ką, publika, važiuojam. Važiuojam į kelionę. Šia biškį yra tokio jaudulio persipinančio su nerimu. Nes vis tiek pirmą kartą į tokį kelią vienas, kelią, ta prasme, po Lietuvą. Neturiu dar net užsibūkinęs nakvynėj vietos, bet šiandien planas yra pasiekti Rokiškį ir pernakvot Rokiškį. O po Rokiškio tada matysim, žiūrėsim kaip toliau, nes labai oras rytoj numatomas su liūtim. Ir būtent šiaurės Lietuvoje kaip tyčia. Tai galimai, kad papulsiu. Kuprinė gerai, kad remiasi į nugarą, man tai pajausi, jeigu nebeliks. Bet tikiuosi atlaikys šitos visos tinkleliai gumos. Galima biškį ir atsiremto, visai gal ir patogu. Pradžiai neskubam, ramiai. Kiekvieną kartą pradedant kelionę geriau neskubėti, prisipratint biškį prie to motociklo, vis tiek ne taip kaip su mašina, kad sėdai ir važiuoji savo. Biškį žolė mėtosi tas traktoriukas čia mane. Atvykom iki Paberžės. Dariau pirmą sustojimą, važiavimo čia labai nedaug, gal 20 km, bet jau išryškėjo vieną problemą.
Čia turiu įsidėjęs daiktų ir jie man remiasi nugarą ir aš ilgai nepavažiuosiu, nes man spaus visą dieną. Tai teks kažkur juos kitur sukišt, kad man čia nebūtų taip, kad taip nespaustų. O sukišt problem yra, kur čia dabar kišt, o gal čia įdėtų. Čia turėtų tilpti šito bardačioką. Piniginę ten nustumkim gilyn. Dar turiu chest mountą. Gal reikės pasibandyti kažkur, kai ilgesnį sustojimą darysiu ant krūtinės, užsidėt GoPro. Pasižiūrėt, kaip filmuojas. O, puikiai čia telpa. Iški svorių yra, tai ant posūkio, nežinau, ar laikys tą magnetai. Gal laikys. Tai jo, Paberžė, graži bažnyčia. Nežinau, nelabai aš toks stipriai tikintis ar kažką, kad tas bažnyčios, bet tiesiog architektūra, istorija, tiek seni pastatai, įdomu. Skirtingų epochų, kad ir kokia seniausia būna miestelis, mažas kaimelis, tiek bažnyčia stovi. Medinės ar kokias, įdomu pasižiūrėti. Prasidėjo ta smagioji kelio atkarpa, kur sakiau, kad bandysim kameros stabilizaciją kaip veikia. Tai smagumas didelis čia, kad kuprinės nepameščiau. Dabar važiuot geriau nebe taip remiasi, bet jaučiu, kad pasislinko link manęs ta kuprinė vis tiek. Nu, link manęs tai ne nuo manęs. Šiaip tai kelias, tai čia, wow, buvo ženklas, kad 9 kilometrai kalnelių. Tai taip ir yra, kalnelis ant kalnelio. Nelabai, o po to bus nauja kelio atkarpa. Žinau, kad pernai metais baigta gal remontuoti. Ir ten turi būti ledas ir labai gražiai, labai gražus kelias, toks vingiuotas ir kalvotas. Ir naujas, tai ten bus gerai. Atpirks šitą baisybę. Šiaip per kamerą tai turbūt net nepasakysi, kad čia labai prastas kelias, bet čia tiek su motociklu, tiek su mašina važiuojant pasikratyti reikia, kaip reikalas. Iškai stoptelėjau Giedraičiuose, kad nufilmuot. Baras čia man šitas patinka. Gera chata. Prie bažnyčios kaip visada traukia. Tai dabar... Na, šiaip miestelis čia tas žiedas toks, vat, dabar važiuosime link Molėtų. Ir viskas. Ir man atrodo, čia bus tas gražus naujas kelias. Oi, pienovežiai senobiški. Gerai. O, labai gerai. Tiek netoli nuvažiuoju nuo Vilniaus ir tokie pokyčiai transporto gaunasi, tiek lengvų mašinų, tiek krovininių, o senoviškų. Na kaip senoviška? Kūrėsi važiuoja, bet tai čia jau toks... Neatsimenu, čia Gazelka ar Zylas skaitosi. O, dar kartu važiuosim dabar. O, skanai padavė kvapelio. Krautuvė va. Turi. Norfa, tipo, netgi čia, what the fuck. Nu gerai, nebuvo atkreipęs dėmesio niekada, kad čia tokios parduotuvės, nuo kelio nenuvažiau. Čia gyvenvietėje tikrai nelinksiu tavęs dabar. Mašina ką nerimsti. Iš galo jau spaudžia, nervuojasi. Ko čia dabar reikia skubėti be reikalo, pats nusuks jisai, kuriam reikia. Prasidėjo gražus kelias. Ne kelias.
dar lenki, jo mat. Ir ištisinė. Nu ką, ir molėtai pasiekti. Praktiškai. Suksim pro miestą. Nu, kur tu važiuoji, nu? Ne, tas yra su motociklu ne pats, tai per kažką kitą nusirašysi. Kas blogiausia, kad tau labiausiai skaudės. Bet nieko, ramiai, šalti nervai, nesinervuot, vertint situaciją, iš anksto žiūrėt. Labai tas toks nuvalkėtas yra ir daug naujokam kartojamas posakis, kad važiuok su motociklu taip, lyg būtum nematomas ir tada viskas bus gerai. Nu, kaip čia gražiai jis pasidarė. Fontanus. Rasiu, kad čia prisiglaus dar. Kavos yra. Aparatas. Oi, pilna čia to prisiglaudimo. Statyk kur nori. Gražu, saulė šviečia, nuotaika 10 iš 10. Sekas neblogai. Aišku, tiek čia to ir kelio dar buvo. Važiuosim dabar link Ignalinos, pro Palūšę. Ir sustosiu į savo avarijos vietą. Pasižiūrėti, gal jeigu saulė šviečia fainai. Jeigu bus noro ir nebus baimės, gal reikia pabandyti pavažiuoti iš tos pusės tą posūkį įveikti vis dėlto savo lemtingą. Tai bus matyti. Ką, sėdam tada ant moco ir varom toliau. Užlipau. Šiltoka, vėjukas, iški prapučia, padusau. Nu, koks čia vaizdelis. Šalmą nenusiėmęs, filmuoju. Čia kaip sala, bet pa vandenį šiek tiek. Geras. Čia kitas miškas. Tiesiog matosi. Motociklą tai ten naujai išasfaltuota aikštelė matosi. Tai ten ir palikau. Reikia čia biškių paeit, negalima važiuoti. Fainai, nu ką, biškį atgaut kvapą. Atgausi kvapą ir tada įdėsim toliau. Įdėsime toliau. Kągi čia privažiavom. Pervažą. O šitą pervažą mano lemtinga buvo. Tiksliau ne pervaža, o posūkis lemtingas. Lemtingas posūkis, po kurio buvo sezonas vienu metu atidarytas ir uždarytas.
Reikia važiuoti dabar apsisukti ir įveikti šitą posūkį. Jau matas iš tolo. Mano tik tai vienintelis toks pastebėjimas, kad tie ženklai galėtų būti tie kvadratiniai, tokie nurodantis tą kelio vingį, nes kai yra toks vienas, aš gal dėl to, aišku, čia dabar kaltinti visus gali, bet aš būčiau kitaip vertinęs tą posūkį. Ir gavosi, kad op, tik tai, ne, va čia, va taip tiesiai tas pušeles ir buvo nusivažiuota. Sėkmingai. Nesėkmingai. Į tas pušeles ir moca po to ištraukė chebra, tai gerai, kad ne į tą stulpą. Bet ne, aš pirmas čia ir ne paskutinis jaučiu nuvažiavęs, nes buvo dar ir vėžių mašinų, fūrų vėžios irgi nuvažiavę. Einam, pasistatysim mocą, apžiūrėsim. Va to. Čia va dar vėžios tokia šviežesnis iš vis, kaip čia taip su didesnė mašina čia nuvažiuota link tų beržiukų tenai. Tai čia taip iš vis nesmagiai. Čia irgi lyg ir sakyčiau vėžius taip kažkaip eina. Ir čia tiesiai. Opa. Dabar žolė tik tai apaugus, bet jau matosi. Čia nuvažiuota. Čia galva, čia viena vėžė, kita vėžė irgi didesnė sakyčiau mašina. Ir va. Ir čia iš šitose pušelėse atgaliu, aš tai nuskridau, aš nežinau, gerai, kad ne į šitą ženklą. Mocas kažkur nublemba į šitas pušelės, man atrodo. O aš tai dar nulekiau tolyn, realiai čia, kur tos vėžios biški matosi, tai aš ten žemyno to šlaito ir nuskridau. Tai aš čia skridau, aš nežinau kiek metrų. Ir tiesiai ant peties. Pamoka skaudi, bet labai gera. Dabar posūkiai yra štat daug žymiai atsargiau vertinami. Sulėtini, pravažiuoji. Tokia istorija. Važiuosim dabar turbūt link Palūšės. Palūšė gal dar sustojimą padaryti, aš galvoju. Pasiplanuot gal maršrutą toliau, kaip ir suplanuotas plius minus yra. Bet pasižiūrėt kelią gal. Nes jau į tą pusę pradėsiu nebesigaudyti be navigacijos, kadangi važiuoju old schoolas. Čia yra Palūšė Švento Juozapo bažnyčia. Palūšė Švento Juozapo bažnyčia. Keliautojas 100 čia buvo. Tai Palūšės bažnyčia medinė. Pabaigta statyti 1757 berods. Ir kuo jinai įdomi, nes buvo pavaizduota ant 1 lito banknoto. Daugiau istorijos nepasidomėjau, bet garantuotai bus degus. Pastatyta iš naujo. Čia tas video turbūt galėsiu pavadinti bažnyčio apžvalga. Bažnyčio apžvalga ir padūsės kvėpavimas. Fainai. Gražu. Pastatai visokie. Prižiūrėta. Kai čia žydi bijūnai. Galimai. Fainai. O, į dar ant kokio kalniuko stovinai. Į ežerą. Su vaizdu į ežerą. Va. Nice. Labai gražu. O, ar tik ne Hornetas dar nuvažiavo? Tiksliai, aš pagalvojau, kad aš savo motociklą dar vardo kaip ir nesudavęs. Bet turiu mintį, kadangi jau jisai yra Honda Hornet modelis, ar nedavus jam vardo Širšalas, kad tik šitai kelionė, pavyzdžiui. Samoška turėjo trauklapį, pas mane bus
Tebūnė širšalas. Pačiam dabar neužmirš, kad širšalų vadint. Sėdžiu palūšiai ant solelio. Pasiėmiau hatelę Rokišky. Šiandien nakvosim Rokišky. Gal bus gerai. Tai tiek naujienų. Tai nakvosim Rokišky. Pasižiūrėsim, kas tam Rokišky gero dar tuo pačiu. Turėčiau būti kažkur tarp 6-8, tarp 6-7 vakare. Tai panašiai taip ir būsim dar pakeliui visur suplanuota yra. Dabar Ignaliną reikia pasiekti. Visaginą Kietominės noriu nuvažiuoti pasižiūrėti elektrinės. Ir tada Zarasai. Stelmužės Ąžuolas, dar bus lankytinas objektas. Ir tada pro Obelius turbūt važiuosim į Rokiškį. Tai va, toks update'as. Reiks po biškį jau judėti. Važiuojam pavalgyti palūšį, pakimarnau normaliai. Telefone pasėdėjau, reikėjo susirašyti su savininkais vietos, kur užsisakiau nakvynę dabar per bookingą, tai viskas ok. Rytoj numato lietų nuo pat ryto, tai pasiderinau, kad nereikėtų iš karto anksti iš ryto išvažiuoti, tai realiai iki 12, kaip ir panašiai, šiaip gal viešbučiai iki 10 būna, aišku, čia ne viešbutis bus, tiesiog būtas kažkoks. Dar netgi parašė žinutę, sako, jeigu pergyveni dėl saugumo, tai galim pasiūlyti garažą. Nepaklausiu, ar čia papildoma mokestį ar nepapildoma, bet saugumo aš mažiausiai čia turbūt pergyvenu, taip ar taip jau gausiu to lietaus. O dėl saugumo tai ne Ducatis vis dėlto, bet žinoma, rūpinasi fainai viską. Tai va, varom, pavalgysim, čia labai netoli jau Ignalina yra. Esu čia buvęs šitai vietoj kažkada. Šakočius kepa, berods senai tokia įdomesnė vieta, tai išbandytą saugų variantą pabandysim. Nu, vat ir atvykome. Statysim kaip ponai. Kaip ponas iš vis daugiskaitą šneku, nes turiu minty, kad vis žiūrės kažkas po to. Nu, varom pažiūrėsim, ką čia gero duos. Laukiam maistelio. Tikėjo vietoj. Šakočius kepa, tai šakotį pasiėmė paragauti ir karbonado. Atvažiavo mano maistelis. Dabar tai prisirysim. Atkeliavo ir deserčiukas. Šakotis vietoj keptas. Ragausime. Gal to šakočių su kavarelį ir nelabai reikėjo, bet paveš kaip nors, dar širšalas mane dar širšaloje paveši. Paveši, kur tu dėsi? Nu, vat ir labą dieną, Ignalina. Sveiki atvykę. Sveiki atvykę į Ignaliną. Ignalina. Čia gero tai Ignalinai, esu buvęs kažkada nakvojęs prie ežero tokiuose namukose. Namukė, neatsimenu, kaip vadinasi. Bet ką čia turi, ežeriukų, miški turi. Nu, žinokit, nežinau, pirmas įspūdis apie čia dabar toks, nu ne pirmas, apsimesčiau čia dabar, kad pirmą kartą, bet ne pirmą, nu nieko. Miestas kaip miestas, niekaip patingo, kaip sakėt, balto lietuvis apie dešrelės. Tai reiktų, aišku, pasidomėti, gal kažkas yra įdomaus. Bet jau šiandien šiek tiek laikas spaudžia. Užsisėdėjau, aš čia valgiau blemba nu valandėlę virš, 1,5 valandos, plus minus.
Gavosi. Žiūrėjau, va šypsosi žmogus. Gaisrinė. Kiek žiūrėjau, pro gaisrinę turėjau pravažiuoti. Tai vadinasi gera linkme. Atvažiavom prie atominės elektrinės. Atrodo, tai kaip ir sakiau, biški taip apleistai, bet kaip ir ne iki galo apleistai. Žolė, pavyzdžiui, nupjauta. Čia šulinėlis kažkoks irgi sulūžęs, motociklas užstoja. Tai irgi net netvarkytas. Tai nežinau. Įdomus toks čia jausmas būti. Bet kai žinai, kai jau nebeveikia, ten viską uždarinėja. Tai vėl kitaip. Tai bet žinant Černobylio visą tą istoriją, tai... Tarkim, kad žino, dėl ko Ignalinos atominė vadinasi, nors iš tikrųjų Visagine. Ogi dėl to, nes kai statė šitą elektrinę dar nebuvo, net tokia miesta kaip Visaginas. Tai pastatė ir pavadino artimiausią miestą, ar tai rajono pavadinimu Ignalina buvo, tai ir buvo Ignalinos atominė elektrinė. Po to, kai įsikūrė Visaginas, dar prieš tai net ne Visaginas vadinasi, o Sniečkus. Tai po to 92 gal tik tai Visaginą pervadino, neatsimenu tiksliai. Atseit, aš čia žinau, skaičiau prieš atvažiuojant. tai vat. Tai taip, įdomi, biškių subinėlę skauda. Tai reikėjo sustot. Biškį prasivaikščiot. Važiuosim dar į Visaginą, ten aš atsimenu buvau visai gražus toks paplūdimys. Pasižiūrėsim, gal prasuksim, ir Visaginas, Zarasai ir mes turim šiandien siekt Rokiškį. Pasimatysim iš Šalmo, vėl kažkur tai, išvažiuojant gal, arba Visagine. Užsipyliau kūro, noriu surast, kaip čia kito paplūdimio papult Visagino. Čia plyta, bliamba, negalima važiuoti. Čia savivaldybė, prasavivaldybė tipo gal. Vėl čia negalima važiuoti. Čia nebegalima važiuoti. Einam link paplūdimio. Matysim, kas čia bus. Pat privažiuoti negalima, kaip ir logiška. Tenka paėti. Žiūrėsim, kas čia gero, aš jau atsilieku nuo grafiko. Žadėjau būti Rokišky
tarp 6-7, tai jau 6 toj. Ne pagal planą. Mat ir paplūdimys, čia kažkoks koncertas galimai bus, ar buvo. Čia tokia vieta su scena. Kažkas tai matyt buvo, arba bus. Nu, vandeniukas. Stiprokai vėluoja Kauno grafiką, tai blemba reikia judintis. Pro Zarasus, kol dar važiuosiu. Na, biškį pailsėt po to. Būtų gerai šiandien pailsėt. Nu, pasimatysim iš šalmo turbūt. Ir greičiausiai, kad iš karto jau nebent kažkas įdomus bus, bet iki Zarasų ne taip ir toli. Tai matysim. Jau ir korteliai pabaiga vieną eina, tai čia normaliai būsiu prifilmavęs. Tai okei, iki pasimatymo šalme galimai. Na štai ir Zarasai pasiekti. Reikėtų susigaudyti dabar, nuvažiuoti iki to tokio prie ežero apžvalgos, kaip čia pavadinti, nežinau, tako, kur tai visai padarytas kaip tiltas toks. Visai graži vieta, ten nusičekinti ir ilgai nelaukus varyti Rokiškį. Spėkit, ar aš pirmą kartą nuvažiavau ten, kur reikia, aišku, ne ten nusukau, sustojau ką tik kelią pasižiūrėti prie kažkoks vyras, pensininkas, bet matosi ne su protinė gal negalia kažkas vardą paklausė, pabendravom, kur važiuojam, sakė, pinigus pervest turi ant kortelės šią savaitę, sako, jeigu būsi čia netoli šią savaitę, tai pavėžinsi mane, sakau, gerai, bet aš nebūsiu čia jau. Tai va, toks random interactionas, va, tas ir tas ratas. Radom ratą. Na va, taip, atrodo gražiai. Eisim, apsižvalgysim. Šiltas vėjelis, koks atpučia nuo ežero, net keista. Čia kaip atrodo. Neblogai. Fainai, gražiai. Čia gal savivaldybė, nežinau kas čia. Esu čia ėjęs. Plemba, visur esu jau plius minus buvęs. Tai dabar dar ir gerai, kartais tenais visi toks takas gražus irgi palei ežerą eina. O čia tas ratas toks. Apžvalgos ratas rašė. Tai taip ir matyti ir vadinasi. Tai aš čia, manau, nusileisiu žemyn. Po to ten pakilsiu laiptais. Varysime toliau. Galimai. Gal dar su priekinė kamera filmuot biškį. Reikia, ne? Nu gerai. Žiūrėjom tą apžvalgos ratą. Dabar važiuosim. Čia Zeniau. Per Bruką. Nusivartysiu aš čia dar. Obelį, man reikia obelius. Nu, gražu, džiugu labai, tik tai nelabai malonu važiuoti. Fain. Labai senai buvau Zarasuose, net neatsimenu, kad čia tai buvo Rokiškis PM8 km. Nu, su vienu prisėdimu reiktų nuvažiuoti. Renovuoti namai. Sutvarkyta šaligatvis. Kurortas, klausykit, prie Latvijos sienos. Oi. Nu, šaligatvis jau tvarkotės ir kelią. Neprašal būtų pasitvarkyti. Nu kas, Zarasų čia tiek turbūt. Varom Rokiškin. Aš visai pamiršau.
Stelmužės ąžuolas, aplankyt. Irgi buvo suplanuota, tai gerai, kad pamačiau tą rūdą ženklą, nusukau. Kūkščias smagus keliukas, nelabai smagiai, tik akmenėliai čia tie. Važiuojam ąžuolą, dar pažiūrėsim. Blemba, čia visą kelią fainai nufilmuot. Labai wow. Va. Labai čia fainai gražu. Nu, žiauriai smagus keliukas. Labai. Oi, tai savo, kaip čia dar. Geras. Neįtikėtina. Kai jau galvoju, kad nebebus gražesnių kalnelių, tai ir tada dar privažiuoju vieną. Eina savo. Čia realiai nėra kur. O, laba diena. Čia tai prisiparkavot? Nu jau. Turbūt po to žiūrėti nebus taip įdomu, kaip dabar man važiuot smagu. Nu, bet ką daryt. Va čia kažkur tai randasi. Čia dar bilietą reikia tipo? Ar ko čia tas bilietas, kam jis čia skirtas? Va, tavo ir ąžuolas. Paramstytas visas. Atvykom prie Stelmužės ąžuolo. Stelmužės ąžuolo. Tokia čia aikštelė yra. Tokia aikštelė ir pasirodo ąžuolas čia yra. Vos nepravažiavau. Gerai, kad laiku buvo susisgribta. O tai būtų didžiulis feilas. Čekas susidėtas, nu tai dabar jau tikrai važiuosim iki šitų Zarasų, sakau. Iki Rokiškio. Ir viskas. Ir šiandien bus kelionės dienos vainikavimas toks. Bus toks dienos vainikavimas. Mūsų spalva. Obeliai, Antanešė buvom. Antanešė obelius man. Nebedaug liko jau iki Rokiškio. Obeliai čia, nežinau, kiek čia dabar dar liko. Planavau tipo tarp 6-7 būtų, ne, Rokiškė dabar jau yra 7:30. Tai niekaip nesigaus. Pas Aldoną parduotuvę. Pas Aldoną. Gražiai čia tie obeliai susitvarkė. Miestelis. Obelių akumuo. Koks pavėsinės. Ežeriukas, varkelis. Visai nieko. Visai neblogai, netgi sakyčiau. Ką, Rokiškis 17. Matyt, kad susimatom Rokiškį. Pasiekėm Rokiškį. Kažin, ar rokiškiečiai šiaip nepyksta, kai taip vadina, čia kaip ir, nu, ateit mėgdžiojam jų tarmę. Nu, tikiuosi ne. Čia kas vargonai, tipo. Ir dar tikiuosi, kad ant objektyvo mūsų nėra pritaškytų ir gerai matysis. Nes pravažiavau Rapsų laukas vakare, šitie labai žiedinukai, vabaliukai skraido, tai spiečiais tokia, tik stiklą šalmą. Išsitaško, neblogai. Šiaip sustot pasižiūrėt kelią jau gal. Ar iš nuojautos šaunam. Iš nuojautos šiandien bandžiau, bet nepavyko kelis kartus.
O Rokiškio sūris. Čia prie tos va ir yra pienovežiai ir arklys netgi. Reikės nuvaryt, pafilmuoti visus. Važiuoju link savo chatos. Visai čia netoli. Pasirodo visai netoli. Pasistatysiu ir jaučiu varysiu Pardės. Į Pardės. Varysiu jaučiu peškom. Ir viskas. Breikuojas prasimankštint, o be to dar pas mane darbe vyksta žingsnį iššūkis. Tai tuo labiau. Čia nieks nesupyks labai, jeigu taip aš čia pasistatysiu prie šulinio. Savo apartamentus šiandienos. Tai ką, viskas gražu, puiku, radau kieme vietą kaip tik prie šulinio. Tai va toks va kambarys. Kambarys, telikas ir virtuvė. Labai fainai, va sausainiukų palikta yra vandens. Tai nice, viskas yra. Va, kitas motociklistas grįžo. Nu, neina, tai neina. Tu telikai, netgi telikas. Ir virtuvė, ir svetainė. Nu ką, įsikūrinėjau ir varysim pardavyti. Nu va, širšalas bus čia priparkuotas per naktį. Galimai gaus lietaus. Bet ką padarysi, gal kaip nors išgyvens. O čia mano chatelė. Tai neįimas. Einu dabar bandyti ieškoti Lidlo. Mačiau pravažiuodamas, čia apie kilometrą pasivaikščiusiu kaip tik. Einu krautuvėn, paukščiukai čiulba, fainai, labai toks geras mažo miesto vaibelis. Šilta, bliam apsirengiau džemperį, bet nelabai reikia. Labai fainai. Žiūrėsim, kaip rytoj bus fainai, nes rytoj planuoja lietų. Tai gali būti prastokai. Bet gal kaip nors išgyvensim, o čia chebra atvaro su motopirdom. Jaunieji baikeriai pravažiuoja. Tai va, tai planas apsipirkt kažką vakarui minimaliai ir pusryčiam. Ir su nekantrumu lauksim rytojaus. Senasis arklio kinkinys. O, čia prie kiekvieno yra. Labai gerai. Nes aš ne visus atsimenu. Tas gazelkas rusiškas. Kas čia yra GAZ 5.1. Va. Labai gerai. Dar nublizginta. GAZ 5.1. O, matau kaip tik vieną dar kaip tik. Vieną tokią pačią, kur šiandien Giedraičiuose prasilenkė. Tiksliau važiavau iš paskos, GAZ 5.2. Irgi išblizgintas, tai tvarkingai. Muziejiniai eksponatai. Tai kokia čia gazelka, 3307. Nelabai pažįstama. Iki 90 km per valandą įsibėgėja netgi toks žvėris. Oho. Paskutinį kartą aš buvau čia dar Lidlas, neatsimenu, kada net Lidlas nestovėjo. Bet čia tai panašu, kad jos dabar išblizgintas, tai kaip reikiant perdažytos visos mašinos. Čia Volvo FL2. Tokia naujausia čia dar. Keista, tokias Volvos nepamatysi, tokią gazelką, bet pamatysi. Gatvėse netgi. Nu, nice. Nemokama ekspozicija. Nedidelė, aišku. Bet vis tiek. Šiaip tikrai atnaujintos, perdažytos visos mašinos. Galėtų ne rusiškos būti, aišku, vien, bet nu ką darysi, tais metais taip ėjo. Arklys gal bent lietuviškas. Sveiki, mano vardas Paulius ir aš prisipirkau šūdų. Paulius Samoška tai yra pasakęs, aš dabar atkopijavau. Tai grįžau iš krautuvės vokiškos, prisipirkau nesąmonių, biškį vakarieniai.
ir rytoj nuo lietaus uždangalo. Jeigu bus blogas oras, eiti dar pasivaikščioti ar kažką, ką turėt. Ir dar kas šaldytuvė, tai kažką įsimečiau. Irgi biškį nesąmonę. Tai va, vakarienį šiandien valgysim sveikai salotų. Niam.